didelis ir išsamus tyrimas apie įvairius laiko prie ekrano poveikius vaikams ir paaugliams. Atsiraitokit rankovės, bus daug. Laikas prie ekrano veikia. Pirma, kūno svorį. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo didesnė nutukimo tikimybė. Jei laikas prie ekrano prieš miegą, tai nutukimo tikimybė dar didesnė, nes veikia miego kokybė. Jei ekranas valgant, tikimybė irgi didesnė, nes neformuojamas teisingas sotumo signalas. Antra, širdies ir kraujagyslių sveikata. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo įprastesnė. Kenčia kraujo spaudimas, atsparumas insulinų, cholesterolio lygis didėja, antro tipo diabeto rizika. Trečia, psichinė sveikata. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo didesnė depresijos, nerimo, dėmesio sutrikimų, elgesio sunkumų, suicidinio elgesio tikimybė. Ketvirta, mitybos įpročius ir valgymo sutrikimų tikimybė. Kuo daugiau laiko prie ekrano, ypač stebint kitų žmonių asmenukes ir kuriant nuosavas, manipuliuojant savo nuotraukas, tuo didesnė nesveiko maisto vartojimo įpročio, nevalgyti pusryčių, sutrikusio kūno vaizdo ir netvarkingų mitybos įpročių tikimybė. Rytoj pasidalinsiu antrą išvadų porciją. Čia noriu pabrėžti, kad tai nėra nuomonės, kad tai nėra samprotavimai, o tai yra apibendrinami metatyrime įvairių atliktų tyrimų rezultatai. Vadinasi, tokie dėsningumai kartojasi ir pasireiškia nepriklausomai nuo to, ką mes apie juos galvojame, kaip ir visi fizikos dėsniai. Skanaus, taikos ir ramybės.